Už žemės ūkio politiką atsakingi pareigūnai vis dažniau akcentuoja, kad gyvulininkystė tai prioritetinė žemės ūkio sritis. Tačiau jau kuris laikas gyvulių kiekis Lietuvoje mažėja. Ši tendencija ypač juntama pieninės galvininkystės sektoriuje. Pasak specialistų, didžiausią neigiamą įtaką pieno ūkių plėtrai daro nestabilios ir palyginti žemos pieno supirkimo kainos. Todėl net ir stambūs vien tik žaliavinį pieną perdirbėjams tiekiantys ūkiai priversti ypač atsargiai investuoti į naujus pajėgumus ir ūkių plėtrą. Buvo žinomas spaudimas krizės laikotarpiu, kai kainos krito žemiau savikainos ir bijojo, kad bankas netimtų ūkio, tai kūrėm perdirbimą, susikūrė kaip tik tuo pačiu metu lietuviško ūkio kokybės kooperatyvas, jį įstojom ir 2009 metais iš karto pradėjom vežti produkciją. Prekyba buvo labai gera ir mus, galima sakyti, krizės laikotarpiu perdirbimas ištempė. Dar labiau sumažinti pieno supirkimo kainų svyravimo įtaką galėtų ūkiuose gaminamo pieno perdirbimas. 150 melžiamų karvių laikantis Saulius Jasinevičius sako, kol kas nenusivylė pasirinkęs tokį verslo modelį. Pasinaudojęs Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje žemės ūkio valdų modernizavimui skirta ES parama, jis įsirengė nedidelį cechą, kuriame kasdien perdirba maždaug toną ūkyje primelžiamo pieno. Ten rekonstrukcijom padarysim tokias komfortiškesnės sąlygas darbuotojams. Trūksta vietos darbui. Ir kai bus daugiau vietos, tai žinoma galės ir jie, manau, daugiau pagaminti tos produkcijos. Sauliaus Jasinevičiaus ūkyje per dieną primelžiama vidutiniškai po 4 tonas pieno. Dalį jo perdirbdamas ūkininkas ne tik gauna papildomų pajamų, bet ir sukuria papildomų darbo vietų. Ūkyje pagamintus pieno produktus noriai perka miestiečiai, todėl pernai Saulius Jasinevičius pateikė dar vieną paraišką paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę Žemės ūkio valdų modernizavimas gauti. Jeigu mano tėvai ir aš būčiau neėjęs į paramas, tai gal aš manau ir būčiau likęs prie kokių 40 karvių ir prie 60 hektarų. Bet dabar, kai paramas mes vykdėm, tai ūkis gan stipriai žengė priekį ir jeigu palyginus pagal vakarietiškus ūkius, tai sparto žingsniai galima sakyti kaip ir šimtmetiniai ūkiai Europai. 2012 metais ūkiuose gaunamo pieno perdirbimui pagal priemonę Žemės ūkio valdų modernizavimas buvo numatyta skirti 15 milijonų litų Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos paramos. Paraiškas pateikę ūkininkai už ją gali panaudoti pieno perdirbimo įrangą įsigyti ar pieno perdirbimo cechų patalpoms įsirengti.